Jam vis skambės mano giesmės, kol žemėje būsiu. Šie psalmės žodžiai karščiausią atgarsį surado giedančioje liuteronų bažnyčioje. Ir šiandien mes toliau keliaujame liuteroniškų giesmynų istorijos takais. Ankstesnėje laidoje, kuri buvo skirta lietuviškiams liuteronų giesmynams, kunigas Darius Petkūnas apžvelgė pačių seniausių 16-17 amžiaus giesmynų raidą. Šiandien tęsinys. Čia yra 1907 metų leidimas. Matote, žmonės net užsirašydavo kieno. Georg Jakumait. Turbūt Kretingiškis, nes Kretingos parapija yra Jakumaičio. Ir jau vienas iš paskutinių giesmynų leidimų išleistas Klaipėdoje 1930 metais. Bet žiūrėkite, tada atsirado tam tikrų sunkumų, nes giesmynė buvo, nors jau Klaipėdos kraštas priklausė Lietuvai, giesmynė buvo paliktos maldos, kuriuose buvo meldžiama už Prūsijos karalių. Tad paklausykite. Reiškia, pamaldose turėjom, nors Prūsijos karalius jau atsistatydino po pirmojo pasaulinio karo, o ypačiai ponė Dieve, su įrime čia rašoma, suteik ir dovanok mūsų maloningiausiam karaliui, jo valdymį šventingą širdį, karaliui tikrą myslį, taip karo, kaip pakajauščiose. Ir įdomu tai, kad netgi meldžiasi už Prūsijos kariuomenę. Reiškia, Klaipėdos krašte kunigai. Žiūrėkit, jie sako, apsaugok taip jau tėviškai visus didžiuosius ir mažesniuosius žalnierių, vyresniuosius ir žalnierius. Tie žalnieriai tai yra kareiviai. Tai čia vienas iš paskutinių. Taip pat Prūsijoje buvo, žinoma, pagrindinė bažnyčia, tai vokiškai kalbanti bažnyčia. Lietuviškai kalbanti bažnyčia buvo, vadinamai lietuviškai provincijoje, palei Gumbinę, Įsrutį, Tilžę, ir kitose miestuose, ir ypač Klaipėdos kraštas buvo lietuviškai kalbantis. Vokiečiai giedojo iš oficialaus giesmyno 1909 metų, čia yra leidimas, Neue Sammlung Alter und Neuer Lieder. Tarp kitko, labai lietuviškas pavadinimas yra panašus, ar ne? Ilgainiui buvo atspausdintas Evangelisches Gesangbuch Ausgabe für die Kirchenprovinz Ostpreußen. Šis giesmynas buvo patvirtintas Gumbinės konsistorijos ar Gumbinės sinodo Gumbinėje, kur 901 metais. Tad vokiečiai giedojo va šito giesmyno. Na ir vokiečiai savo buvo išsileidę tokį labai gražų, kaip čia pasakyti, moterims giesminėlį, kur telpa į rankinuką, ar kišeninis giesmynas, Evangelisches Gesangbuch für Ost- und Westpreußen, nes rytų ir vakarų Prūsija buvo žvelgiama vos ne kaip į vieną provinciją, kaip į vieną teritoriją bažnytinių požiūrių, nors provincijos jos buvo atskirtos. Danzigas 1915 metai. Kai mes prieiname prie didžiosios Lietuvos liuteronų giesmynų, turiu pasakyti, jau giesmynų nebuvo išleista didžiojoje Lietuvoje, nes paprasčiausiai Prūsijos giesmynas tenkino liuteronų tikinčiųjų poreikius. Tačiau vokiečiai išleido labai reta knyga, labai vertinga, Gesangbuch für die evangelisch-lutherischen Gemeinden in Litauen. Giesmių knyga evangelikų liuteronų parapijoms Lietuvoje. Kaunas 1923 metai. Reiškia, Lietuvos vokiečiai turėjo savo giesmių knygą. Toliau buvo išleista maža knygelė 1938 metais, skirta kariams, pavadintas Karys evangelikas, parengė evangelikų kapelionas kunigas Adomas Šernas. Patvirtintas ir liuteronų konsistorijos buvo. Žodžiu, jis buvo skirtas tiek liuteronams, tiek reformatams, kurie tarnavo kariuomenėje. Na ir galiausiai pirmas giesmynas tapo atspausdintas didžiojoje Lietuvoje tik tai 1942 metais. Giesmynas, kurį ruošė liuteronų ir reformatų konsistorija. Šiaip iniciatyvą šiam giesmynui davė liuteronų konsistorija, ypač prisidėjo. Tačiau reformatų kunigas Šernas dalyvavo redaguojant tekstus. Jis buvo atspausdintas 1942 metais, bet jis patyrė visišką nesėkmę. Nes prieš atspausdinant tikintieji ir kunigai dalis sukilo. Sako, mes nenorime giesmyno, kuris būtų parašytas literatūrinė kalba. Žinoma, jie nevadino literatūrinė kalba, jie vadino laikraštinė kalba. Sakė, tas giesmynas yra laikraštinė kalba parašytas, todėl mums, sako, mes norim tą dvasinę kalbą, senąją kalbą, gotiškų šriftų, pagerintos giesmių knygos. Todėl šitas giesmynas buvo naudotas labai mažai Kauno parapijai ir Telšių parapijai, nors tos parapijos labai trumpą laiką teveikė karo ir po karo metais, nes buvo uždarytos sovietinės valdžios. Ir visas tiražas praktiškai žuvo 1945 metais.
kai išsiliejo Nemunas Kaune. Netgi bažnyčios tvora buvo nunešta. Parodoje yra ir Rusijos imperijos vokiečių giesmynai, pavyzdžiui, Gesangbuch, evangelisch-lutherisches Gesangbuch für die Kirche, Schule und Haus, Riga und Mitau. Tačiau giesmynų naudojasi vokiškai kalbantis žmonės Livonijoje, Kurše ir Estijoje. Aš manau, kad jo turėjo naudotis ir Lietuvos vokiečiai liuteronai. Tačiau jie 1924 metais, kaip jūs jau pastebėjote, jie išleido savo giesmyną Kaune. Na ir dar vienas irgi gana retas šiandien giesmynas, tai Gesangbuch für evangelisch-lutherische Gemeinden im Russischen Reiche. 1912 metai Peterburge. Lietuvos vokiečiai taip pat jau galėjo naudotis. Vargšai lietuviai. Vargšai lietuviai, jie nebuvo tokie jau vargšai. Iš tikrųjų, jie turėjo tas, reiškia, vadinamas siaurekes, tą didelį giesmyną, čia tų giesmių virš 600 yra. Žodžiu, jie buvo turtingi, tik tai kalba buvo varginga ir ilgainiui atsitiko taip, kad reikėjo išleisti giesmyną originalią lietuvių kalbą, tai yra literatūrinė kalba. Ir konsistorija, kaip sakiau, išleido šitą giesmyną, tačiau atmetė bažnyčią jį. Ir tik pirmą kartą tarybiniais metais jau buvo išleistas giesmynas, maldų ir giesmių knygelė, literatūrinė kalba. Žinoma, 42 metų giesmynas irgi padarė poveikį. Tačiau tai buvo jau komunizmo laikotarpis. Ir kad išleisti šią giesmių knygelę, matote, kaip vargingai atrodo. Reikėjo gauti ne tik iš Lietuvos komunistų partijos pirmo sekretoriaus leidimą, bet taip pat ir iš Maskvos leidimą, nes tai buvo ideologiškai žalinga knyga. Buvo suprantama, nes liaudis turėjo sekti komunizmo ideologiją, atmesti vadinamus religinius prietarus, bet būti pasiryžę statyti komunizmą. Tas giesmynas taip pat patyrė nesėkmę, nes jis išleistas laikraštinė kalba, kaip jie sakė, surinkimininkai ir kiti. Todėl vyskupas Kalvanas ilgainiui ėmė ruošti giesmyną, kuris buvo spausdintas 1982 metais. Jie vėl rėmėsi pagerintomis giesmių knygomis ir tekstus taisė labai atsargiai. Tai yra, čia mes matome šiek tiek tik pataisytus tekstus, žodžiu, nes kitaip suprato, jeigu pateiks giesmyną literatūrinę kalbą, tai liaudis atmes. Todėl šiame giesmynė dar yra daug senoviškų žodžių, na ir jaunimui ypač būdavo sunku naudotis jo. Tiesa, to giesmyno, kurį konsistorija išleido jau sovietiniam periode pabaigoje, buvo keletas leidimų. Vyskupas Kalvanas labai atsargiai užvardina knygelę, ne knyga. Kol galiausiai buvo atspausdintas dabartinis giesmynas literatūrinė kalba 2007 metais krikščioniškos giesmės. Ir tas giesmynas šiandien yra prigijo bažnyčioje, nes jau iš tiesų buvo būtinybė giedoti giesmės taisyklinga lietuvių kalba. Jaunimas jau kitaip, šiek tiek šypsodavosi, kai aptikdavo kai kurios žodžius. Ir tas giesmynas buvo pavadintas pagal Martyną Mažvydą. Pirmasis lietuviškas giesmynas vadinamas giesmės krikščioniškas. Dar ką norėčiau Jums pasakyti, kad buvo dar pietistų giesmynai. Pavyzdžiui, prieš mane yra knyga
Visokios naujos giesmės arba evangeliški psalmai. Tai buvo neoficialus giesmynas, tačiau labai paplitęs liuteronų tarpe. Tai jo giedodavo, iš jo naudodavosi surinkimuose, kai liaudės sakydojai atvykdavo į kaimus sakyti pamokslus, į kokius, pavyzdžiui, namus, tai žmonės savo rankas paimdavo neoficialų giesmyną, bet tas visokias naujas giesmės arba evangeliškus psalmus. Čia išleista Heidekrug 1898 Šilutė reiškia. Tas giesmynas irgi buvo nepaprastai populiarus, jo buvo nepaprastai daug leidimų. Ir štai prieš mane yra bene paskutinysis leidimas Šilo karčiamoje išleistas, knyga išleista 1920 metai. Tad tų giesmynų buvo įvairovė. Galiu, pavyzdžiui, parodyti vadinamą naujos giesmių knygos ant vartojimo krikščioniškose surinkimuose, kaip sakiau, liaudės sakytojų surinkimuose ir naminiai Dievo slūžbai. Štai tokia trumpa mūsų liuteroniškų giesmynų istorija. Trumpa perbėga, o juk kiek čia glūdi tikėjimo dvasios gelmių, įtaigų, tiesų, slėpinių, atradimų ir pažinimo. Ir dar norėčiau pristatyti kelias artimiausių mūsų laidų temas. Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje chrizmos pamaldos. Ką reiškia žodis chrizma? Kokios tai apeigos? Ir ką apmąsto kunigai susirinkę atnaujinti savo pašaukimo priesaikos. Kita tema – pagaliau suremontuota ir pašventinta iškilioji Vilkiškių evangelikų liuteronų bažnyčia. Tiek šiandien mūsų laidoje. O galvodama, kokiais žodžiais tiktų ją užbaigti, nejučia prisiminiau eilutes, kurias taip mėgdavo kartoti mūsų senasis vyskupas Jonas Viktoras Kalvanas. Ten, kur žmonės gieda, nebijok nakvoti, nes piktieji žmonės nemoka giedoti. Taigi giedokime, kol esame žemėje.